Labai svarbus, aš manyčiau, kad vienas svarbiausių pasiūlymų iš visų buvusių, nes netgi Lenkijos parlamentas kreipėsi į Rockstar Games su prašymu greičiau išleisti žaidimo GTA 6 versiją. GTA 5 versija buvo išleista dar 2013 metais, 26 gegužės 26 buvo žadėta išleisti GTA 6 versiją. Žmonės laukia, kai kurie netgi paėmė laisvą dieną. Lenkijos parlamentas kreipėsi oficialiai į žaidimų kūrėjus, kad greičiau išleiskite, nes tai yra tiek Lenkijos, tiek ir viso pasaulio žmonių, didžiosios dalies žmonių teisėtas interesas ir lūkestis. Ir dėl to aš manau, kad jeigu būsimas generalinis direktorius neatliep šito lūkesčio ir nesikreips, turėdamas tokią didelę galią viešai ištransliuoti, pasiekti didelę dalį klausytojų, pasiekti didelę dalį užsienio žmonių ir tuo labiau turintis ryšių su kitais visuomeniniais transliuotojais užsienio valstybėse ir demokratinėse, ir tikėkime tik demokratijose, ateityje galbūt ir su nedemokratinėmis valstybės turi glaudžius ryšius, tai aš manyčiau, kad jeigu šitos funkcijos neatliks, reikėtų tokį vadovą atleisti, tuo labiau, kad turi būti aiškus kriterijai, pagal ką atleidžiamas LRT generalinis direktorius. Dėl to aš tikrai labai siūlau atliepti šitą poreikį, tuo labiau, kad didžioji dalis jaunimo, Lietuvos jaunimo neina balsuoti, tik tai 20-30% ateina balsuoti tiek rinkimuose parlamento, tiek referendumuose, tiek prezidento rinkimuose. Todėl, manau, atliepus šitą lūkestį, išreiškus pasipiktinimą, kodėl pastoviai atidedamas teikimas, šita didžioji dauguma turės labai didelį reitingą. Ir kitų siūlymų aš suprantu, kodėl nepritarėt, kam tie reitingai, bet va čia jūs turėtumėt gerą reitingą. Ačiū labai už tokį inovatyvų pasiūlymą, bet valstybės tarnybos įstatyme nustatyti reikalavimai dėl nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikacijos yra pakankami, todėl papildomi objektyviai nesusiję kriterijai yra pertekliniai ir nepagrįsti. Siūlau nepritarti. Vytautas Grubliauskas, prašom. Nepritariu. Indrė Kižienė. Nepritariu. Petras Dargis. Nepritariu. Ir aš nepritariu. Pasiūlymų nepritarta. Taip, prašom pateikti kitą pasiūlymą. Dabar suprantu, kodėl socialdemokratus tiek mažai jaunimo balsuoja. Tai kaip jūs taip dabar neatsižvelgia? Tikrai pasižiūrėkit socialiniuose tinkluose. Bet kitas mano pasiūlymas, jeigu einu teisingai